Graži šypsena šiandien tapo geros sveikatos, sėkmės ir išsilavinimo sinonimu. Deja, neretai taip atsitinka, kad žmogus dėl tam tikrų priežasčių netenka dantų. Tai sukelia fizinį ir psichologinį diskomfortą. Padėti tokiems žmonėms buvo sukurti dantų implantai. Jeigu kalbėti apie bedančius pacientus, tai pasaulyje tai aktuali problema šiandien yra. Ir iš esmės Brazilijoje yra 53% bedančių žmonių šiai dienai, Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose 2020 metais paskaičiuota, kad bus 30 milijonų iš viso bedančių žmonių. Lietuvoje taip pat jų daugėja, nepaisant to, kad odontologija tobulėja ir visi gydymo metodai eina į priekį, bet tai yra aktuali problema ir mes ją turim kažkaip tai spręsti. Tai pailiustruokim pavyzdžiui. Skambina pacientas, gydytojau, viršuj neturiu dantų, reikia 4 implantų. Ir kiek jie kainuos? Ką mes galim tokiam pacientui atsakyti? Nieko negalim. Iš esmės, kaulas tai nėra kaladė, kad mes galėtumėm kiek nori ten sukti implantų. 4, 6, 2. Principe, vėliau prieisim prie šito atsakymo, bet ką pacientai nori iš gydytojo? Jie nori neišimamą daiktą burnoje. Visada. Ar jie nešiotų plokšteles, ar jie plokštelės prieš tai nenešiotų. Nori, kad būtų kuo mažiau chirurgijos. Nori, kad tai būtų kuo pigiau ir kuo greičiau. Mes turim su tais norais taikytis ir kažkaip tai optimizuoti mūsų gydymo galimybės. Ir deja mes susidurėm su anatominiais sunkumais. Tai yra kita sąlyga. Ir čia atsakymas į klausimą, ar mes galime susukti 4 implantus. Nes pas kiekvieną pacientą yra skirtingi kaulai. Pas vieną plonesnis, pas kitą yra storesnis, pas vieną sinusai žemai įsidėstę, pas kitą alveolinis nervas lokalizuosi tokioj vietoje, kad mes negalim dėti tų 4 implantų sukti. Taip kad kiekvienas atvejis yra individualus ir kiekvieną mes turime individualiai vertinti ir spręsti tą klausimą. Toliau būsimo protezo konstrukcija. Būsimas protezas kainuoja praktiškai tiek, kiek implantacija. Ir mes turime visada šitą prieš pat gydymą gerai spręsti klausimą. Technikų laboratorija. Labai svarbus dalykas. Ką technikas mūsų gali, kaip jisai gali išpildyti mūsų norus. Tai principe šitie pagrindiniai dalykai ir dar nepaminėjau galbūt implantų sistemos. Vienos yra garsios firmos ir principe aš patarčiau rinktis bedančiam pacientui garsių firmų implantus, nes jeigu atsitiks bėda, o tų bėdų vis tiek kažkiek tai gali būti ilgainiui nešiojant 10 metų, 15 metų, tai bet kada ta firma nebus bankrutavus, bus galima išspręstas problemas lengvai. Implantus galima apkrauti labai didelę jėgą ir tai vienintelis būdas prilygstantis saviems dantims pagal kramtymo efektyvumą. 4 implantų visiškai pakanka atstatyti 12 dantų eilę žandikaulyje. Šis metodas vadinamas All-on-4. Kalbant dabar apie All-on-4 metodiką. Ta metodika sugalvojo Nobelio kompanija, bet tai čia nieko naujo nėra iš tikrųjų, kadangi All-on-4 tai kas yra? Viskas ant 4. Reiškia, mes įsukam 4 implantus ir ant tų 4 implantų pastatom visą dantų lanką. Tai yra All-on-4. Kokius mes implantus besuktumėm? Ar tai ten būtų Nobelis, ar Straumanas, ar dar kita firma, visada ant tų 4 implantų mes galim pastatyti tą visą žandiklį. Klausimas, ar kiekvienam pacientui tą galima daryti? Atsakymas ne kiekvienam. Toli gražu ne kiekvienam ir tai priklauso nuo kiekvieno, kaip sakiau, individualių anatominių savybių. Jeigu panagrinėti truputėlį siauriau, tai pavyzdžiui, imam viršutinį žandiklį. Turime gerą situaciją, kaulo daug, mes tada galim sukti ir 4, ir 6, ir 8 implantus, skaidyti į atskirus tiltus ir viskas ten valio. Ir All-on-4, ir All-on-6, ir All-on-8, ten viskas gaunasi. Turim šiek tiek prastesnę situaciją, pavyzdžiui, sinusai labai žemai, bet priekį mes visada turime kaulą, tada tą pačią All-on-4 metodiką irgi visada galime taikyti, galime šiek tiek implantus pasukti šonu ir ant 4 implantų mes pilnai galim tvarkingai atstatyti visą žandiklį. Aišku, sąlyga čia yra viena labai svarbi. Paskutiniai implantai galiniuose segmentuose jie turi būti viršutiniam žandikauliui pakankamai ilgi ir pakankamai stori. Tik tokiu atveju mes galėsim turėti gerą, stabilų rezultatą ilgalaikį. Nes kitu atveju tai yra truputėlį rizika. Ir pavyzdžiui, paskutinis pavyzdys, turime didžiulę kaulo atrofiją, visiškai nėra kaulo, sinusai žemi, praktiškai už 5 mm patenkam į nosies ertmę. Ką tokiu atveju daryti? Galim taikyti tą All-on-4 metodiką, jeigu mes atstatysim sinusus,
bet mums dar reikia atstatyti ir minkštuosius audinius, ir kaulinį audinį, kurį mes netekome, ir tie dantis atrodys arkliniai, nors jie galbūt bus padaryti ir gražiai, bet iš principo tokiu atveju vis tik tai rekomenduoju daryti išimamą protezą, kuris fiksuosis ant sijos. Tai bus tokia kaip ir plokštelė, bet su ją bus galima viską gerai kramtyti. Ir atrodys labai gerai estetiškai, nes ta tai vadinama garnitūra raudona, jinai puikiai imituos minkštuosius audinius ir atkurs tūrį, kurio žmogus netekęs kaulų. Kalbant apie apatinį žandikulį, jeigu imti vėlgi siauriau apžvelgti, vėlgi su apatiniu truputėlį lengviau, nes tai yra žymiai kietesnis kaulas ir jis nereikalauja galbūt nei tokio skaitlingo implantų skaičiaus ir nebūtinai turi būti labai stori implantai. Apatiniam žandikuliui, principe, jeigu pavyzdį, jeigu turime, sakykime, visiškai gerą situaciją, priekį daug kaulo, galiniuose segmentuose nervas pakankamai žemai, mes galime bet ką daryti. Kaip ir viršutiniam sakiau, tai 6, 8, 4, ant tų 4 mes galime drąsiai pastatyti visą žandikulį ir tai bus visiškai puikiai išspręstas atvejis. Turime šiek tiek blogesnę situaciją, kuri yra pati dažniausia, tai yra bedančiam žandikuliui, kai mes galiniuose segmentuose neturim pakankamai kaulo, kadangi dėl didelės kaulinės atrofijos mūsų apatinio žandikulio nervas yra labai aukštai įsidėstęs ir dėja mes negalime įsukti ant implantų. Tada mes turime kaulo tarp mentalinių angų, tai yra maždaug tarp ketvirto dantų. Tame priekinėme segmente mes galime daug ką padaryti. Mes galime įsuktos taip vadinamus 4 implantus, tai yra 2 priekyje ir galiniuose segmentuose pakreipus implantus šiek tiek kampu, mes galime sudaryti visiškai gerą tokią geometrinę figūrą ir principe visiškai normaliai išspręsti klausimą, jeigu kalbėti apie neišimamą protezą. Tada ant tų 4 implantų mes galime atkurti, reiškia, pilną žandikulį. Labai sudėtingais atvejais, kai, sakykime, kaulas labai žemas, vėlgi, bet priekį mes visada jo turim. Nėra tokio paciento, kad priekį neturėtų kaulo. Taip nebūna. Ten nervai gali būti aukštai, jie ten gali persimatyti per gleivinę netgi, bet priekyje tarp ketvirto mes visada turėsim ten maždaug jau ir pačiais blogiausiais atvejais kažkur centimetrą kaulo. Toj vietoje mes visada galime sukti 4 implantus, bet daryti neišimamą protezą tokiu atveju yra nerekomenduotina. Geriau vis tik tai, kaip sakiau, kaip ir viršutiniam žandikuliui, daryti plokštelę ant sijos, kad imituot prarastus audinius. Kitas labai svarbus klausimas ir iš tiesų labai aktualus pacientams, ką daryti. Ateina bedantis pacientas, jis prieš tai nešioja plokštelę arba iš viso dar nieko nenešioja. Mes įsukame implantus ir kaip jam gyvena dabar su ta situacija. Iš esmės 3-4 mėnesius reikalinga tam, kad implantai integruotųsi į kaulą. Nes vėliau tik tai mes juos galime apkrauti ir duoti jiems kažkokį krūvį ir gaminti tą protezą. Tai ką iš tuos 3-4 mėnesius darys be dantų? Aišku, kažkaip reikia išspręsti tą klausimą. Tai vienas variantas pats saugiausias ir pats paprasčiausias, reiškia, mes pagaminam jam išimamą plokštelę. Kitas būdas yra pagaminti laikiną protezą ant implantų. Ta mes galime padaryti, bet ne visada. Kada mes tą galim padaryti? Ta galim padaryti, kada implantus mes įsukam tam tikrą jėgą ir mes jiems iš karto galim suteikti krūvį. Tai reiškia, mes juos ne kažkur tai įmetėm į kaulą, neįmerkėm ten, bet įsukom kaip medvaržtį į sieną ir jis pakankamai gerai fiksuotas. Ir jie visi tokie turi būti. Negali būti ten 5 įsukti normaliai, o 6 toks makaluojas. Ne, visi turi 6 būti puikiai įsukti, gerai fiksuoti, tada mes galime imti atspaudą iš karto tą pačią dieną pacientui. Ir aišku, prieš tai mes turim būti sutarę su technikų laboratorija, su technikais, kad jie tą pačią dieną bus pasiruošę, komanda, kad jie gamins tą laikiną protezą. Ir aišku, jie pagamina tą protezą per pusę dienos paprastai ir ar tos pačios dienos vakare, arba kitą dieną ryte mes galime tada tą laikiną protezą, tai yra plasmasinis kažkoks tiltelis, gali būti netgi ta pati plokštelė perdaryta ir prisukta prie implantų, bet mes jį galim tada fiksuoti. Tai va, tas aišku kainuoja, tai nėra pigus malonumas. Va, tam tikros rizikos jisai priduoda visada, nes, sakykime, bet kokiu atveju geriau implantui pabūt ramiai, užsiūtam, atstovėti tuos 3-4 mėnesius ir po to prie jo grįžti, nei, sakykime, iš karto uždėti laikiną, nes laikinas, tai ką, jisai su irgi visokių gali būti bėdų. Ten žmogusgi kramto, jis ten riešutus ir taip toliau,
Galbūt kažkas kažkur gali būti atsisukę ir tuo metu tokį pacientą su laikinu protezu taip pat reikia stebėti, paprašyti, kad jis ateitų pasirodyti ten po 2 savaičių, po 3, kad matyti, ar nėra kažkokio tai balanso ten ir taip toliau. Trūkstami dantys įtakoja ne tik estetiką, bet ir bendrą sveikatos būklę, gyvenimo kokybę. O siekiant išvengti tokios situacijos, dantų implantai yra geriausias sprendimas. Neginčytinas faktorius dantų implantacijos rezultatams yra gydytojo kompetencija ir patirtis. Nedelskite, kreipkitės į profesionalų specialistą, kuris gali jums padėti. Pasirūpinkite savo sveikata dabar.